Tai dar turėsim kelias dienelės, pijukai iki dėdės Jono gimtadienio pabaigsim. Sakau, grįšim. Raudona? Negaliu, pijukai, dabar ten įrašinėjo ekraną mokymus įrašinėjo. Galėsiu, kol grįžim namo, man baigsis šitą šnekėti, tai paduosiu, gerai? Kol važiuosim į treniruotę duosiu. Gerai? Ar gerai? Sunutė. Prašau, padėk man. Ką? Žiūrėk, bandom sustoti čia Šilė, gerai? Sustosim Šilė, gerai? Tuoj bus, palauk. Kur Šilas yra? Kurioje pusėje parduotuvė štai? Nežinai? Nu, rasim. Kurie čia? Dešinė. Tuoj bus, jo, tuoj bus, sustosim. Tuoj, nu tuoj. Mama, jau. Nu, ar čia Šilas? Taip. Į parduotuvę tai negalima. Nu. Palikavau. Mama, čia yra kaip. Kai davinėja. Ledus. Kodėl čia? Lipsi, eisim pažiūrėti. Eisi su manim kartu, klausiu. Analizė prognozės artimiausiam vidutiniam laikotarpiui, visokios ten įdomios aktualios ekonomikos temos, šiaip įlyskit į IMF puslapį ir ten yra ir tos ataskaitos paskelbtos visokios ir galima, jeigu kam įdomu, tai ir duomenų ten visokių galima rasti ir visko. Čia iš jų pasiėmiau puslapio, šiaip labai įdomu. Irgi vakar diskutavom, sakiau, kad aš tai visai nebepasitikiu lietuviškais, žinokit, šaltiniais, nes taip ir nesupratau. Nes aš kodėl pasižiūriu lietuviškai, tai man visada įdomu, nes aš žinau, kad dalis žmonių vis tiek ieško lietuviškų kažkokių šaltinių, iš kur galima informaciją rasti. Tai aš radau kokių tik tai nori. 44, 45, 47 tas valiutos fondas ir rašo tokie visai
nu, visai patikimi. Ir aš tada galvoju, tai kuriais čia metais, aš ten ne iš Delfio skaičiau. Ir tada atsidarai valiutos fondą ir ten randi, kad 44 vis dėlto ten tie metai, dar vykstant karui, žodžiu, vat, susikūrė šitas fondas. Tai kažkokios informacijos lietuviškai aš nelabai radau, yra finansų ministerijos tinklalapį truputėlį ir va čia dabar neseniai buvo, gal matėt, ir spaudoje ten buvo naujiena, kaip naujiena, tiesiog įvykis, nes buvo atvažiavę Tarptautinio valiutos fondo atstovai į Lietuvą. Čia sausio visai pabaigoje, man atrodo, iki 31 ar kažkada. Tai jie lanko tą šalis kartą per metus ar kas du ir ten, žodžiu, dalina patarimus visokius. Tai yra iš esmės 3 tokios pagrindinės jų veiklos sritis arba tikslai. Tai patarimai ekonominės politikos klausimais, tai jie atlieka tą stebėseną ekonominę ir finansinę, stebi politiką, nustato visokias ten rizikas ir rekomenduoja, ką reikia daryti, kad šalis palaikytų ekonomikos augimą, ir kad būtų skatinamas finansinis stabilumas. Tada teikia trumpalaikės paskolas arba trumpalaikę finansinę pagalbą. Čia kalbama apie mokėjimų balanso nesubalansuotumą, tai tada padeda šalims stabilizuoti ekonomiką per krizes. Bet čia nėra viskas taip labai gražu, nes dar šiek tiek gal pasakysiu tos kritikos. Šiaip daug kritikos susilaukė Tarptautinis valiutos fondas ir tikrai galėsit pridėti ir papildyti. Aš čia labai nerašiau, nes aš pagalvojau, kad iš vis tokią temą jūs gali duoti vaikam kaip, nežinau, pristatymą kažkokį ir galimybę dar pažymį gauti gerą ir jie jums tikrai surinks tą informaciją ir padarys pakankamai įdomiai. Tai šiek tiek dar pakalbėsiu, bet čia galima daug pasakoti arba mažai. Tai aš manau, kad čia nereikia daug. Ir techninė pagalba ir mokymai. Tai būtent ta techninė pagalba neatlygintina ir mokymai, kurie ten gali mokesčių surinkimą, apskritai finansų sistemą, bankų sistemą gerinti, stiprinti viešuosius finansus, kurti teisinę sistemą, nors stiprinti valdymą. Tai jie dar tokia pagalba dar užsiima. Kaip finansuojama, tai iš esmės finansuojama lėšomis, kurias šalys sumoka kaip savo įnašus arba jie vadina tai kvotomis. Didžiausios narės, aišku, yra Jungtinės Amerikos valstijos ir Europos Sąjunga. Kiekviena šalis turi tą savo kvotą, kuri pagal santykinę padėtį pasaulio ekonomikui, tai kuo mažesnė šalis, tuo ten ta kvota mažesnė. Šalis gali skolintis iš šito bendro fondo, kai su finansiniais sunkumais susiduria. Tai čia irgi yra iš IMF puslapio, aš tiesiog išverčiau čia jums į lietuvių kalbą, nes kas dabar yra? Tai yra valdomas TVF ir mūsų centrinio banko prezidentas irgi priklauso ten kažkai tarybai. Tai valdomas yra atskaitingas 191 šaliai šiandien, tai jeigu po metų rodysit skaidres, tai reikia skaičius pastaisyti. Tai reiškia, kaip sakiau, kad beveik visos šalis yra TVF narės, 44 valstybių buvo įkurtas valiutos fondas ir buvo noras sukurti sistemą ekonominiam bendradarbiavimui. Įkurtas jisai vis dėlto buvo 1944 metais, ir aš kažkaip pasitikiu tuo oficialiu ir visokių ten, sakau, radau skaičių, bet nežinau. Ir maždaug šiuo momentu jie turi apie 1 trilijoną JAV dolerių, kuriuos galėtų esant reikalui skolinti savo narėms. Tai dabar iš tų kritikų, iš tikrųjų, tai šiaip galim biškutį dar pasikalbėti apie tai, kokios kritikos susilaukia Tarptautinis valiutos fondas, tai tikrai labai rekomenduoju ir tą filmuką pasižiūrėti, ir šiaip gali dar pasigūglinti. Bet būstinė yra Vašingtone, didžiausios kaip ir narės yra JAF ir Europos Sąjunga. Daug kritikos yra apie tai, kad dėl prekybos liberalizavimo ir dėl verslui palankių sprendimų įvairių. Dar yra daug kritikos Tarptautiniam valiutos fondui, kad iš tikrųjų jie nelabai gilinasi, nors jie labai daro ten tas ir outlookus, ir apžvalgas, ir ką tik tai nori, bet kad jie nelabai gilinasi į konkrečią šalių situaciją ir duoda panašius patarimus ir tai nebūtinai visada veikia. Ir ten kažkur skaičiau apie būtent tas besivystančias šalis, kuriuom yra sunku, kaip jas gražiai ten įklampina į skolas su savo paskolom ir kelia labai didelius reikalavimus. Tai vienas iš variantų, kad to šalis įklimpsta į skolas. Kitas variantas, kad jos liberalizuoja, pavyzdžiui, prekybą besivystančios šalis, bet jos yra nekonkurencingos, šitą mes puikiai suprantam, joms ir taip yra sunku, jos ten negali subsidijuoti nei ten savo ūkininkų, nei ten technologijų turi, nei dar kažko.
Ir kai jos ten atveria sienas visiškai ir paleidžia laisvą prekybą, tai iš tikrųjų tos šalys nukenčia iš esmės, bet nelaimi. Tai tos kritikos yra daug ir įvairios, bet kita vertus, tai ir gražių dalykų jie padaro. Kaip ekonomistai turi visada tą turėti vieną vertus, kitą vertus, tai nėra turbūt čia nei vieno, nei fondo, nei kažkokios ten organizacijos, kurie tikrai yra šventieji, tai tokių nėra, bet iš kitos pusės, niekada nebus gerai visiems, ne kaip mes jau esam kalbėję, bet koks ekonominis sprendimas, jis tai vieniem yra palankus, labai, kitiem mažiau palankus, kitiem gali būti visai nepalankus. Tai va čia irgi taip kažkaip reikėtų, sveikai žiūrėti, nes tai yra senai įsikūrusi organizacija su gerais darbais, daromais ir padarytais, bet yra ir tam tikrų tokių minusų. Tai susilaukia iš tikrųjų šitą organizaciją kritikos. Tai nežinau, ar turit kokių dar klausimų, dar turim labai nemažai uždavinių. Aš čia nežinau, kaip čia man, kadangi pavadinau namuose, tai čia yra namuose 1 ir tada yra namuose 2, bet toks ABCD, E, F, G, H, I, J. Tai 2 visai ilgi uždaviniai, man pačiai turbūt yra įdomesnis tas antras. Nes čia aš prašau ir braižyti, prašau ir ten perskaičiuoti, ir dar visokių dalykų padaryti. Tai jeigu norit, galim, tarkim, kažkurį vieną pasilikti daryti patys ir vieną pradėti daryti kartu. Tada liks mažiau, nes čia tikrai pakankamai nemažai, bet aš galvoju, kad čia jeigu turit laiko, noro arba dar kažkurios vietose neaišku, tai čia yra vienintelis būdas išsiaiškinti, nes kito būdo turbūt nėra. Tai ką sakot, ar darom, čia irgi kažką brėžti reikia, tai ar darom iš eilės, ar einam į tą antrą užduotį? Ar galim pradėti nuo pradžių ir greituoju būdu bambam ir padarysim, gal čia nėra labai daug, dar turim 12 minučių. Nuo pradžių? Gerai, tai darom nuo pradžių. Tai važiuojam. Yra keliautojas, dabar tik tai čia gal, nežinau, žinokit, kaip padaryti, bet parašiau keliautojas iš šalies A ir valiuta yra A. Gal jūsų nenervins. Ir šalis B, kurios valiuta yra B. Tai yra kursas duotas ir tada reikia skaičiuoti vieno A vertę valiuta B. Ar valiutos A vertę valiuta B, gal čia gražiau būtų parašyta, nežinau. Tai pradėkime, gerai? Gal pataisysiu. Apskaičiuokite valiutos gal A vertę valiuta B. Gal čia biški bus vargingiau. Kokį būtiklį? Ventiliatorių tam? Kai paspaudai, tada sukasi. Jukai, bet dabar nėra karšta. Kai važiuosime. Taip, 0,4 visi taip gaunat. Taip, gerai, tada skaičiam toliau. Noriu išsikeisti 1500 valiutos A į valiutą B pagal nurodytą kursą. Tai kiek valiutos B gaus? Šiaip dar, jeigu kažkokių klausimų yra, tai dabar tas laikas gali šiaip klausti, ko reikia, tai tikrai. Arba aš negerai. 1500, atsiprašau, ne aš 1000, neperskaičiau, akis neberodo jau. O čia dėl klausimų, tai Daiva, aš jūsų klausiu, bet gal kolegos kas nors turi praeitų metų olimpiados uždavinius? Žodžiu, aš ką pajėgiau gauti, tai ne pačias užduotis, gal man atsiuntė, man atrodo, ten yra vertinimo šitą
kad Na, iš jau ko iš- suprastų. Jo, jau bus galimas plius minus. Jo,